Aš jau laive apsigyvenau. Jūs čia matot tai vadinamą hive denį, kur galima su draugais praleisti daug laiko ir sukurtas neįprastas vaibas. Židiniai, metalas, konstrukcijos, kaip tikras ekspedicinis laivas. Bet kas man patinka su Viking Cruises, bet čia būtent Viking oktantis laivas, kad jie moka sukurti atmosferą. Bet pažiūrėkit, pavyzdžiui, yra langai. Pabandysiu parodyti, kaip plauksim. Čia galima atsistoti ir matyti jūrą, bangas. Po to parodysiu, aišku, visą laivą, nes yra ir kitas denis, kuris man labai patinka. Laivas dabar ramus, seni keliautojai dabar išvažiuoja namo, nauji atvažiuoja. Vienas iš jų aš. Parodyta, būtent sukūrėma tą nuotaiką nuotykiams. O tai yra antras denis, kuris man labai patinka. Vadinasi Explorer's Deck. Nuotykių ieškotojų denis. Kaip matot, atmosfera čia sukurta būtent nuotykių ieškojimui. Baldai. Čia laivo priekis. Viską matai. Gali atsipalaiduoti. Viršui. Liktai žvaigždės. Įsivaizduoju, kaip čia gražu naktį. Galima pasigrožėti ir jūrą. Gan sunkiai durys atsidaro. Va. Labai gražus oras šiandien. Vaizdai Ušuaja, ugnies žemė. Tai va šitas denis man irgi vienas iš mėgstamiausių. Jeigu vakare ar dieną šiaip ateit, pasidėti, pasigrožėti, tai labai geras jausmas ir Viking kompanija moka tai sukurti. Bet šitas Explorer Deck, jis kaip loftas. Yra pirmas aukštas ir būna antras. Tai mes dabar einam į pirmą. Buvom antram aukšte, o dabar aš parodysiu pirmą aukštą. Va, čia yra Explorer's Deck. Pirmas aukštas. Tas pats vaibas. Iškartas jausmas, kad mes norim nuotykių. Akiniai, laivai, mūsų prosenelių, kurie tyrinėjo Antarktiką anksčiau, kai nebuvo jokių technologijų, šunys, arkliai, mediniai laivai. Taip atrodo šitas denis. Visur yra daug vietų pailsėti, pačilint su draugais, su šeima. Čia dar neveikia baras, bet veiks ir baras, kava, arbata, gėrimai. Įspūdinga. Įspūdinga, tikrai vieta, kur galima apmąstyti, ką tu veiki gyvenime, ar eini teisingų kelių, ar eini link savo svajonių, tai nebijokit jos pildyti. Kaip sakoma, the important thing is to never stop questioning. Užduokit savo klausimą. Ar tikrai tai jūsų kelias? Ar jūs norit daugiau? Svajokit. Svajonės pildosi tikrai. Mes esame Kapitonų tiltelė. Tai bus ekskliuzyvus video. Ką mes čia matom, iš tikro laivas. Vat kaip mato jūra Kapitonas. Tai aišku, pats gražiausias, geriausias vaizdas tai iš Kapitono kabinos arba iš tiltelio, taip vadinama. Bet kas įdomiausia, laivas iš tikrųjų antiek dabar automatišnis, kad jis viską valdo automatiškai. Tai reiškia, kad jeigu mes norim, pavyzdžiui, kažkur plaukti, tai yra autopilotas. Aš jaučiu, po kokių 10 metų bus artificial intelligence. Tai reiškia, kad turim begalę daug monitorių ir visi tie monitoriai, čia iš tikrųjų yra autopilotas. Jeigu mes norim laivą valdyti, tai kada mes jį galim valdyti, kada mums tai reikia daryti. Tai kai mes atplaukiam į uostą ir tada, aišku, laivą jau valdom manuališkai, rankiniu būdu. Na, o tai yra toks senamadiškas kaip ir vairas, tai vadinasi kaip Formula 1 kažkoks tai vairas, bet iš tikrųjų tai yra normalus vairas, su kuriuo galima valdyti visą laivą.
O visa kita, technologijos, ten apsauga, komunikacija, kaip matot, visi monitoriai, jie valdomi, automatiškai beveik. Ir dėl to, jeigu mes prisiminsim senus filmus, kur buvo ten 10, 20, 50 žmonių kapitono tiltelė, tai čia dabar 3-4 žmonės ir to pakanka, kad suvaldyti tokio dydžio laivą. O čia yra kėdė, beveik kapitono. Tai va taip atrodo kapitonas, kai jis valdo šitą laivą. Wow, čia vaizdas, aišku, nuostabus. Atrodo, kad valdai tokio dydžio laivą, va, sėdėdamas čia. Nežinau, kaip jie pasiekė visus tos monitorius, aišku, bet... Wow. Čia jau kapitono kėdė. Išdrįsau atsisėsti, aišku, kapitono nebuvo, bet... Aišku, bet atrodo tokia kuklesnė iš tikro. Ten daug technologijų, kapitonas čia čilina, žiūri monitorių, prižiūri. King Octantis tai modernaus dizaino skandinaviškas laivas ir jis turi tokį hangar denį. Šiandien mes ten nueisim pažiūrėti, kągi ten jis turi nuostabaus. Čia mes matom Zodiac laivą, ne laivą, net valtis, toks pripūčiama valtis, o čia mes matom Special Operation Boat. Kaip karinis laivas, čia yra guma, leidžiasi korpusą, kaip sakoma, pritaikytas polar ekspedicijoms. Turim kajakus, su kajakais irgi galime plaukioti, fainai, bet irgi pabandysiu, čia dviviečiai, tokie tandeminiai, o čia yra povandeninis laivas. Gali panerti iki 300 metrų gylį. Pažiūrėsim, kas laboratorijoje. Povandeniniai dronai, įranga. Per daug žmonių negalėsiu viską parodyti, bet esmė turbūt supratote, kad galima tyrinėti ne tik tai čilinti čia, o galima ir tyrinėti. Tai va toks once in a lifetime experience. Liftų, net turbūt, 7 liftus, gal daugiau. Einu dabar į aulą, tai tokia kaip teatro salė, kur praeina visi briefingai. Čia antras aukštas tai Expedition Center. Čia praeina visi tyrimai, ką mes pamatėm, kokių duomenų surinkom, tai čia yra Expedition Center. Čia mūsų proseneliai. Kaip jie varė į Antarktiką. Visi tyrimai, paukščiai, banginių sąrašas. Hei. Čia mūsų ekspedicijos nariai. Jie labai padeda mums su kelionėm. Matot, visur žemėlapiai, kas kur, galim pažiūrėti, orų prognozės, koks vėjas. Na, va tikras Expedition Center. Na ką, einam aulą. Aula. Mūsų briefingų salė. Tai čia praeina visi mūsų briefingai. Žiūrėkit, kiek žmonių, koks ekranas. Na, ten galima bet kur norit atsisėsti. Na ir viskas. Ir sudalyvauti briefingę. Tai einam dabar atsisėsim ir sudalyvausim. Na, va taip atrodo, Viking mūsų kompanija ir mes taip gaunam kasdien briefingus. Galima žiūrėti iš savo kajutės, kambariuko, turim irgi ten televizorius, bet visada fainiau ateiti čia. Na, kaip teatras. We encounter an enormous belt of ice. So, at about 2 a.m. we stopped.